Atvažiavau, prisiparkavau ir jums sakau labas, jau 8 savaitgalį iš Palangos Basanavičiaus gatvės. Esu Goda, reporterė. Ar jūs kada nors susimąstėte, kas filmuoja šios Exit pajūros serijas? Algirdas, operatorius. Palangoje yra įvairių profesijų atstovų. Jie aprūpina mus visko, ko mums reikia. Taikomasis menas ant kūno. Čia yra parašyti, dėl svajonės verta rizikuoti. Dailininkas. Kom tu norėtum būti? Mokytoja. Я буду заниматься скрипкой. Terasa vasara. Čia dirba labai daug mano draugų. Einam, supažindinsiu su jais. Labas, Tadai. Kaip tau sekasi? Labai gerai. Tačiau priėmimo administratorių dirbu. Labai norėčiau ką nors atsigaivinti. Prašau, einam palydėsiu prie staliuko. Labas, Gedvinai. Stengiuosi kuo maloniau žmonės. Ką nors skanaus rekomenduoti. Kalta arbatą? Paragaukit. Karšti vafliukai. Esu barmenė padavėja. Kepu labai skanius vafliukus ir pardavinėju ledus. Skaniai kvepia. Ačiū. Fotografas esu. Fotografuoju Exitą. Iš barą ir paplūdimį viską fotografuoju. Gausiu greitai saulės smūgio, todėl prašau savo draugo Jono, kad jisai paklausinėtų, kokių profesijų atstovai susirenka čia į pliažą pailsėti. Bučkis tau, Godutė. Aš Jonas Radistas. Šiandien išsiaiškinsiu, kokiegi žmonės Palangoje ilsisi ir kokios yra jų profesijos bei kokie jų yra darbai. Let's go! Gintarė. Mano profesinė kosmetologė. Dirba administratorė. Architektas. Palanga, Lux, diskoteka, salsa, rumba, lambada. Teisė valdymas. Sportininkas, krepšinį žaidžiu. Kodėl atostogauji Palangoje? Nes čia smagu, daug žmonių, daug gražių merginų. Teisininkas. Pardavėja. Ką parduodi? Kailinė. Kameramantas. Kad sumontuotų šį video. Duosiu jums paslaptį. Žinau, kad mūsų šio savaitgalio žvaigždei Marijonui patinka greitis, jam patinka snowboardas, jam patinka ralis. Įdomu, ką jisai pasakytų, pamatęs šitos sportinius Mustangus. Didelėm žvaigždėm dideli kokteiliai. Būtinai. Marijonas Mikutavičius, dainininkas, atlikėjas. Anglai turi tokį žodį entertaineris. Aš tai darau, kol man tai sekasi. Kai aš dariausi jau bernų, nuvažiuoti į Palangą buvo lygis, tuo metu tai simbolizavo dalį suaugusiojo gyvenimo, kad tu esi nepriklausomas. Palanga visą laiką buvo labai artimas miestas, kaip vaikystės kiemas. O kokia buvo tavo svajonių specialybė vaikystėje? Motociklų meistras, pats geriausias. Dar vaikystėje man atrodė, kad krūčiausia specialybė yra vairuoti fūrą. Ignas pasikalbino mūsų savaitgalio svečią, King Uniką. Ką jis galvoja apie tai? Jis yra didžėjus, ar tai yra jo gyvenimo būdas? Matt, you are the guest of this week. How do you feel about DJing? Is that more of a work or a lifestyle? I guess the whole music thing as a package is definitely a lifestyle. DJing it's like a little present on a day that's not your birthday. If it wasn't DJing, what else would you do? I would fly to the moon. It didn't involve killing anybody, and it united an entire world with something hopeful and peaceful. So I kind of think it would be good if we did that every 10 years rather than once every 2000. And I'd like to be the one that goes next. What if one day one of your kids comes and says, Dad, I want to be a DJ? What would you say? Well, I'd say, yeah, fantastic choice. So tell us the secret. Are you getting the Lithuanian passport soon? Absolutely. In Lithuania, the reason I like coming here 12, 15 times, it's like having like extra sort of home in your life. I feel like part of me is always here now, but I'm always in touch. Čia kambarėlį šitam sutikau Daivą ir Eveliną. Mes esame Aranžabatės.
Kitas savaitgalis jau paskutinis. Paskutinį kartą lydėsim saulę į jūrą. Pakalbėsime apie vasaros nuotykius Palangoje. Paūšim, pašėlsim, su Preset Robot. Kągi, susitinkam čia paskutinį savaitgalį Palangoje.